Operatorius. Kas tai yra? Pats žodis operatorius, ką reiškia? Pradedam nuo to. Yra dar vienas žodis – opera. Irgi ta pati šaknis. Veiksmas yra. Tai veiksmas vykdytas. Operatorius tai žmogus, kuris vykdo. Tai yra seniausia kinematografinė profesija. Tai yra nuo jos ir prasidėjo kinas. Nes jei nebūtų operatorius, nebūtų atsiradę nei režisieriai, nei aktoriai, nei niekas kinas. Ir tokia profesija, kuri daugelis niekas nepažįsta operatorių. Tai yra žmonės, kurie mėgsta kurti, bet nemėgsta būti dėmesio centre. Iš kur kilo kinas? Kas kino motina? Iš pradžių žmonės išmoko nejudantį vaizdą užfiksuoti. Fotografija yra kino motina. Tai, nes visi fotoprocesai ir viskas pačiai pradžiai buvo tas pats, tik tai, kad kine žmonės atgaivino jau tą pavyzdį. Tai pati pradžia kine yra, kaip ir fotografija, tai yra du dalykai – ekspozicija ir kompozicija. Ekspozicija, kad vaizdas būtų tvarkingai paruoštas techniškai, o kompozicija, kad vaizdas būtų malonus akiai. Pati paprasčiausia kompozicija, kuri ir įtaigiausia yra, bet jinai, mano akim, nuobodžiausia, bet ją galima naudoti. Kokia? Išcentruotas vaizdas? Centrinė. Centrinė, pati paprasčiausia. Tai kaip dokumentams fotografuoja tavo galva tiesiai, centras, nieko antro plano nėra, vietoj antro plano baltas fonas. Kadangi kinas yra ir fotografija truputį giluminė, tai pradėsiu nuo to, nuo ko visiems yra aiškinu. Kas yra taip vadinamasis aukso pjūvis kadre? Įsivaizduokim, kad šitas ekranas yra fotokadras. 9 stačiakampiai. Tai vienas trečdalis, antras trečdalis, trečdalis viskas sugraduota būna. Paprasčiausia. Ir čia gaunasi tokie, kaip 9 stačiakampiai ir gaunasi sankirtų taškai. Tai būtent dėmesio patraukimas tose 4 taškuose, tai ir vadinasi aukso pjūvio kadravimas. Tai vadinama perspektyvinė kompozicija. Tai viena iš pagrindinių figūrų apatiniam tam aukso pjūvio kadre, jinai kažką tai veikia, o fonas dar sudaro perspektyvą ir mes matom tiesiog viso cecho gilumą. Tai kadruokite taip, kad jeigu sunkesnė figūra kokia, tik tai trečdalių, užimta trečdalį ir nedaugiau kadrą, nes daugiau kai trečdalį jinai dominuoja, arba jinai turi kažką tai nešti kažkokią informacinį krūvį. Žmogaus žvilgsnis pagal laikrodžio rodiklę fiksuoja savo žvilgsnį, mesdami į didelį plotą paveikslo ir taip, kairę rankę truputį kitaip. Ir, pavyzdžiui, dailininkai už tą dažniausiai savo paveikslus pasirašinėdavo dešiniam kampe. Jeigu dailininkas pasirašo kairiam kampe, tai iš karto visi žinodavo, kad tai piešia kairę rankę. Nes jie visai kitaip ir jų kompozicijos dažniausiai būna atvirkštinės dešiniarankės. Nes šitas jų informacinis krūvis dažniausiai būna šitose pusėse. Tai čia iš dailės istorijos. Čia giluminė, perspektyvinė. Nes pirmas planas tamsesnis, groja du vaikinai, žmonės klausosi. O čia 3 ketvirčių taisyklė. Pilnai įvykdyta. Dėdukas, iškadruotas, kur reikia, paprasčiausia. Ir dar visą, tokį laužo visą kadrą, kaip jis jos myčius. Vėl galioja ta pati trečdalių taisyklė. Nes viskas yra trečdalių. Žmonės stovi 1 trečdalis, kažkur tai grubiai, 2 trečdaliai balandžiai. Niekuomet, čia kaip galima praminti ir peizažą, niekuomet nefotografuodami, filmuodami peizažą, nedarykite 50-50. Tai yra 50 žemės, 50 dangaus. Žmogaus dėmesys pasimeta, kur akcentuoti dėmesį. Ar tai, kad gražus dangus bus, ar gražus, ar gražiai žemė, ten ar kažkas tavo. Kažkas tai turi atsiverti. Aš visiems siūlau mokytis fotografuojam, tai yra lengviau. Fotografuodami gaudam momentą, o filmuodami fiksuojam judesį. Gali judėti ir objektas kadre, lygiai taip pat gali judėti kamera. Pats paprasčiausias dalykas – judinti kamerą ant stovo. Žiūrėsim tokį panoramą, vertikaliai.
panoramuoti, galima ir įstrižą. Galima, va, juda paradėlė viskas. Galite nešti rankos. Tuo pačiu, šitam jo filmuke pamatėme apie trečią dalyką, kad galima turint tik tai kamerą daryti. Rakursavimas. Matėte, kaip garvežio radai iš žemiau, iš karto jie gražiai atrodo, iš karto linksmai. Tuo labiau žmogus dažniausiai kelio aukštėje niekuomet gyvenimo, kaip mes sakom, šuns akim, gyvenimo nemato. Užtat, jeigu jūs filmuosite iš netikėtų rakursų, tai net ir tas pats paprasčiausias daiktas, tas nufilmuotas, jis jau tiems žmonėms, kurie matė daug kartų, kad ir jūsų, tarkim, Alytų, pavyzdžiui, perskirskite su balionu, nufilmuokite iš viršaus, jau bus žmonėms įdomu žiūrėti. Nes tai visai kitas matymas. Operatorius piešia tokius dalykus kaip kadruotė. Praktiškai mes nusipiešia filmus ant popieriaus daugmaž, kad žinotume, kas po ko eina ir kryptiškumą. Dėl ko piešia? Nes yra toks dalykas kaip filmavimo kryptis. Montažinis ir nemontažinis. Kai tarkim turim nufilmuoti du besišnekančius žmonės. Jie bendrauja tarpusavį. Taip vadinamoji filmavimo ašis yra teatro studijoje esam, teatro žinot, teatrui labai paprasta. Tai yra scenos rampa, kaip ir dalinantis. Žiūrovai vienai pusė, aktoriai kitai pusė. Kadangi kamera laksto aplink aktorius, tai yra sudėtingiausia. Mes brėžiame bendravimo ašį. Tarp jūs, tokį įsivaizduojamą. Ja? Ir tada bendrą. Pirmą kadrą bendrą. Labas Jonai, labas Petrai. Filmuojam iš čia. Taip. Ir turim tokių kampų jūs nufilmavę. Tai gaunasi kažkur tai kadras gautųsi toksai. Matom iš karto, kad vyksta dialogas bendrų parodų. Dabar kodėl braukime šitą ašį? Šita ašis yra mūsų riba. Mes negalim peržengti su kamera. Jeigu teisingai, dabar tarkim, kadrą, antrą kadrą filmuojam per petį Jono. Čia antras. Pažinkysis jo akių kryptis. Iš kadro kairės į kadro dešinę. Žiūri. Tada reikia atsakomąjį. Dar stambesnį, tik veidą. Žmogus atsakinėja iš kadro dešinės. Žvilgsnis į kadro kairę. Tas pasakys, kas gautųsi į trečią kamerą, pastatytumėm čia, ir šitą kamerą. Trečias A parašo. Kokia klaida bus? Kaip? Bus panašiai kaip antras. Teisingai. Žvilgsnis bus į tą pačią pusę. Abu žiūrės į vieną pusę. Ir logiškai montuojant kadrą po kadro, tai gausis, herojai žiūrės į vieną pusę, to negali būti. Ką aš jums čia nubražiau, žmonės kino pasaulyje šitą vadina elementarioje aštuoniukė, šito dialogo filmavimo. Ir čia yra dialogo filmavimo pradžiamokslis. Dar kartas, teatras tai buvo labai paprasta. Kinas irgi prasidėjo, pirmieji kinai buvo taip, pastatė kamerą, aktoriai atėjo, atvaidino, pageso ir kita scenelė prasidėjo. Pirmieji filmai buvo tokie, mes aktoriai vienam bendram plane atvaidindavo. Po to tik atsirado stambus bendras vidutinis. O po kurio laiko net ir detalė atsirado. Tad prie to pačio galim pašnekėti ir apie stambumus. Stambus tai viskas aišku, bendras lietuviškas toksai, amerikietiškas iki kelio. Kodėl skiriasi šitas dalykas? Kitamės dar lietuvių tą amerikietišką jokiais vadina Velykį. Labai paprasta. Amerikoje labai daug westernų filmų. O pistoletas visą laiką kabo čia pas kaubojų. Ir kaip tu čia nupjausi visą pasididžiavimą kaubojus. Pistoletą turi rodyti. Iškart vidutinis atsirado truputį bendresnis Amerikoje. Bendras tai visas žmogus saugiai, ir peizažas arba super bendras, tokie jau parodai vietą, kur viskas vyksta. Kodėl reikalingos detalės filmuoti? Kaip galvojate? Įdomesnis ką? Įdomesnis istorijos užaštrinimas. Vien tik tai detalės rodant jau galima gan gražiai
viską parodyti ir papasakoti pasakojimą. Pradėkite taip, tarkim, ranka atsidaro šaldytuvą, ima ten kiaušinį, tik tai vėl. Kad žmogus pusryčiauja, jūs galite, nerodant žmogaus veido, tik tai kiekvieną veiksmą rodant, ką jis daro, suprasti, kad jis suvalgė kiaušinienę. Galų gale, nerodant, kad net ir jisai kramto, parodant, kad atsipjauna pakyla, galite įmesti laikrodis, tik tak kažkur tai ir po to tuščia lėkštė, šakutės, viskas. Jau istorija, nerodant net žmogaus galima papasakoti, tik detalėmis. Kodėl aš akcentuoju šitą visą laiką? Nes dažniausiai, ypač jaunimas, užmiršta tą nusifilmuoti. Nusifilmuoja, po to sako, man nesimontuoja, dar kažkas. Galbūt nusifilmavęs kažką tai tokio mažą dalyką, kokį nors veiksmą. Amžinatilsį toks režisierius buvo Vytautas Žalakevičius, gal girdėjote apie tokį. Tai jo posakis detalė įgavo konkretaus daikto formą, tai yra telefonas. Sako, išeinant iš kambario, tu man telefoną nufilmuok operatoriui. Arba tarkim, tai detalė tai yra labai svarbu. Per detalę visą laiką gali peršokti ašį, apie ką aš jums aiškinu. Per detalę, ten, pavyzdžiui, vienas kažkokį gėlę, per gėlę jau peršoksi ir jau gali montuoti toliau. Nes mes čia dabar kalbėjom tik apie dialogą. Kad mes turim dar N visokių dalykų. Tai yra gylis, pavyzdžiui, kambarys, vienoje pusėje langas, kitoje pusėje durys. Ir taip, arba žmonės per detalę gali perėti ir pasižiūrėti, ateis arba ateina trečias personažas. Čia kaip sugalvosite. Bet dažniausiai šitos dalykus mes darom piešdami. Prasipiešim ir daugmaž žinodami interjerą arba natūrą, kur filmuosim, iš kur bus patogiau kamera, iš kur geresnis apšvietimas, visą tai bandom paskaičiuoti.